Kaip atrodo ta diena, kai norėjai mesti krepšinį? Būna ir dabar kartais, žinau, kad tokių temų užeina, žinai, ypač kai dabar dar atsirado vaikas gyvenime. Tai, bet gal ne tokios stiprios, kaip buvo gal paauglystėje, sakykime. Nes paauglystėje, ypač po kokių dar traumų, kokių buvo pradžio karjeros. Kai pirmą kartą į rytą atėjau, irgi buvo tokių, žinai, pasportavai pas Kurtinaitį, pas Pačėsą pasportavai, po to kažkas ten lūžo, atsimenu, pėda lūžo. Tai tokių buvo. Tai tikrai pirmą kartą buvo paauglystėje šitą temą paliesta. Tas pasirinkimo kelias irgi buvo toksai sunkus. Tada į rytą atėjus. Nu ir dabar kartais užeina tokių dar. Kokia prasmė, žinai, viso šito bumbsėjimo, žinai. Bet po to atsiremi į tai, kad tu pritrauki, žinai, faną visų pirma. Pritrauki vaikus ir kažkoks esi pavyzdys kažkam. Tai va tas ir stumia tave į priekį, plus aišku, žinai, šeimos gerovė ir panašiai. Tokie esminiai dalykai, kurie dar stumia į priekį turbūt. Šiaip nustebinai visai, nes, nu, sakykime taip, pagal tą standartą per jaunas galvot galbūt taip anksti, kokia prasmė bumbsint kamuolį. Kas pasikeitė su vaiko atėjimu? Ne vien tik dėl vaiko, ta prasme, tu prioritetus tiesiog susidėlioji gyvenime ir po to vis... Žinai, žmona, vaikas, bendrai tavo psichologinė gerovė, nes pradžiai negalvoji apie ją, bet po to supranti, kad gal kai kur per daug apsikrauni, tada prioritetas nueina kitur ir panašiai. Va, tai. Nebūtinai čia su vaiko atėjimu, bet tiesiog tas sustiprino, sakykim taip. Nu, vaikas šiaip prioritetus labai sustiprina, gerai išryškina. Labai išryškina ir tikrai pamačiau tai, bet tuo pačiu ir varomoji jėga. Tai, kad jai gerai būtų ir panašiai. Tai. Bet, o kaip tada apibrėžtum tą tokį, žinai, sunkumą, kuris tau neduoda galvos? Vat ką iš tavęs galbūt krepšinio karjera atima tas krepšininko gyvenimas, kuris tave pristumia kartais prie tų tokių minčių? Ne tai, kad atima, sakykime, jis daug labai ir pridėjo, nerealiai daug, tai čia vien tik tais, kaip sakyti, ir daug, kaip sakyti, draugų. Iš čia atėjo daug artimųjų, tokių tikrai artimų draugų ir šiaip kaip asmenybė augai, bet, nu, tas toksai gal perdėtas toksai visų mūsų tų lietuvių labai jau tas toksai ir tas alė žinomumas čia toksai, aš nežinau, per kurią čia mes jau labai jau žinomi esam, bet, nu, Lietuvoje žinomi kaip ir tai toksai biški užkrauna tą naštą ir jeigu dar kreipi dėmesį, nu, tai tada toksai truputuką pagauni, kad sukiesi be prasmybei tokioje. Tai va tas būna ir labai sunku kartais tiesiog iš jos išlipti, iš tos beprasmybės, bet sakau, yra varomosios jėgos dabar, kurios tave stumia į priekį, atsižvelgia, kad tai yra visgi ir tavo hobis, ir darbas tu vienu metu, gauni iš to nemažus pinigus, plus, sakau, šeima varomoji jėga, artimieji, tie fanai, tie, matai, mažus vaikus, kurie ateina tavęs pažiūrėti, būtent, nu, tarkim, čia kai Vilniaus ryte etapas buvo, nu, tai nerealiai faina tas bendruomenė ta visa, tai tas ir stumia tave į priekį. O tu sutiktum turbūt tada, kad biškitas pas mus krepšinio tas toksai biški vaibas per daug toksiškas, gal per daug negatyvo, per daug to perdėto neigiamo dėmesio į detalės, kurias žmonės per daug sureikšmina? Aš manau, kad taip. Aš trumpai gal atsakysiu tiesiog, aš manau, kad taip, tai yra truputuką siūlyčiau atsipalaiduoti kartais visiems ir žiūrėti tai vis tiek tai yra žaidimas. Kai kam yra biznis, faktas, aš suprantu, darbas, biznis, bet tai yra žaidimas ir yra daug rimtesnių dalykų gyvenime negu krepšinis. Tai labai nereiktų į tai žiūrėti taip rimtai. Tuo pačiu ir man tas galioja, nes aš irgi kartais, kaip sakyt, kaip ir sakiau, būna apsikrauni, o po to galvoju, gal nereikėtų apsikrauti. O tau įvyko tas lūžis, kai nebesu absoliutinį krepšinio dalykų ir tu supranti, kad kita diena bus kita diena, nauja istorija ir čia ne pasaulio pabaiga tai, kas įvyko? Jos, dabar aš pradėjau stengtis taip galvoti nesenai, tai kartais tai padeda, kartais ne. Pagauniuose vis tiek, kad tu galvoji apie tai, kad vis tiek čia kažkokia nesėkmė, labai apsikrauni, bet reiktų
nu, vis tiek, kaip ir sakai, kiekviena nauja diena yra nauja istorija. Tai. O vat, kai būna, vat, sakai, sunku be šeimos faktoriaus, be motivacijos sukurti gerovę, gerą gyvenimą žmonai, vaikui, kas dar tau pakelia pasikelt, vat, kokias galbūt turi vidinės tokias taisyklės, kaip atsistot po sunkesnių momentų, sunkesnių rungtynių, sunkesnių atkarpų? Nu, aš manau, kad tas, jeigu tu įdedi darbo ir tau tas darbas, kaip sakyt, kažkokį vaisių atneša, tai va tas gal labiausiai, nes jeigu tu, tarkim, nežinau, plauki vadinamą pasroviui ir tu matai, kad tu kažkur vis po truputuką pasroviui grimsti, tai tada nėra gerai. Bet jeigu tu įdedi darbo ir tau kažkoks yra vaisius iš to, tai va tas toksai nuo to atsispiria kažkiek. Nu, plius, kad tai yra tavo, kaip sakyti, vaikystės svajonė, ką tu dabar darai. Tu turi prisiminti tai dar. Jeigu hipotetiniam pasauliu būtum išrinktas NBA šlovės muziejų, kur reikėtų Springfield'e sakytą kalbą, kur ateini, susėdusios NBA legendos, nežinau, draugai, Lietuvos krepšinio legendos, kam tu labiausiai dėkotum už savo kelią ir ką norėtum išskirti apie savo kelią? Nu, matyt, kadangi šlovės muziejuje esi, tai jau turbūt sveikas ilgai išlikai. Tas nebuvai toks traumingas turbūt. Aišku, visko būdavo visiems, bet nu, pradžiai gal dėkočiau Dievui ir likimui, kad išlikau ilgai sveikas ir kad aš galiu tai daryti tiesiog. Tada savo artimiesiems, aš manau, tikrai jie būtų, kaip sakyt, vienam lygmenį su tuo likimu ir Dievo pagalba, kad išlikau šitam kelyje ir manau, kad visiems tie, kurie prisidėjo prie mano tobulėjimo tiesiog. O karjeros momentai, kas krenta šauna į galvą pirmiausia, kas galėjo labiausiai pakreipti tavo karjerą? Tai tas nepasidavimas galbūt, tiesiog turbūt kažkuriuo momentu vis tiek ateina tas momentas, kai tu gali pasiduoti, bet tu nepasiduodi. Tai tas ryžtas, tas toksai gyvenimiškas, sveikas naglumas, tai tie tokie dalykai, kuriais bandau eiti, ne visą laiką viskas pavyksta, visokių būna setbackų, bet ką darysi? Toks gyvenimas.